Nu, konjus kultūras ta. Dabar yra, kiek čia tų valandų? 2 valandas ryto. Mažylis. Labas. Išvažiavom. Pradėžiam ryčiau. Išvažiavom iš namų ir važiuojam. Liko mums valandą 32 ir mes būsime kelte. Labai noriu miego. Maniškis nemiegoja visiškai. Nu, žiūrėsim, kaip čia bus. Gero mums kelio. Now it's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Pietaučio nuteistings. Žiūrėkit, čia yra baltas kalvas, vat. Mes o dabar būsim, įvažiuosim greitai į nežinau, policija, ko čia jie stovi dabar? Mes važiuojam kažkur, aš nežinau, kur mes važiuojam. Sakė, viskas gerai. Nu, dabar įvažinėsim į šitą įkeltuką. Mums rodo šičia suktis po dešinę. Važiuojam kažkur tai. Ieškosim, kur įvažiuoti. Įstiksim kelte. Beautiful mess here. Patikrino mūsų paselius, judam toliau. Važiuojam kur įsičekint mums, į laivuką. Sekam paskui mašinas. Čia pabaltieji kalnai dar matosi, dar neprašvita pas mūsų. Your fare is there. Man dar išnek su savim. I need DVDs. Va, kiek mašinų stovi, eilutė jų, laukia į keltuką. Mano vyras. Labas rytas. Labas rytas. Mano rytas. Mano rytas, rytytas. Na ir lauksim dabar už valandžiukės. Mes nusipirkom biškį energijos va kišenį. Energijos kišenį. Ir lipduką. Va, iš kur mes esam. Va, mašinas visas laukia. Mes einam į mašiną, važiuok visi va taip va, čia va skaičiai, kas va eis, lips į keltą. O mes einam atgal į mašinytę. Buvom į tualetą, va mūsų 141, kur mūsų mašinas stovi. Čia nefilmuot žmonių. Čia va taip minam. Žmonių kiek daug. Tai mūsų mašinytė čia va viena pasilikus va. Labukas. Va. Lipam atgal.
labai. Yeah, that's where we walk. Ten kažkur mes eidavom. Atsimeni, kur buvom čia pasivaikščioti ir va, nu šičia matosi viskas, va. You know how many people that's where we only where we slept. Va ten va mes buvom. Ten va. Vaikščiojom. Važiavom į Prancūziją. Kalais. Frankia. Francija. Mumis pasitiko labai jau nuostabus oras. Esam žiūri dėkingi Europai. Ir važiam toliau. Jo, kon jūs pambariukas. Mes va lekiam į Brudžes. Jėzu, nežinau kaip lietuviškai sakosi. Tai mum liko 43 minutės iki Belgijos. Mes važiuojam Prancūzijoje kol kas. Pas mumis pasitiko biškiai lietutis. Nelabai fainiai, bet nieko tokio. Apsisaugoja. Susitiksim prie vaflių su belgiškais vafliukais. Au! Mano vyras biški buvo pavargęs, mes buvom pamiegoję, dabar valgom su mušteką. Yes. Ir biški pamiegojom. Na, danki. Biški pamiegojom, važiuosim toliau. Vis dar pusę valandas liko, nes kai rodžiau, kad važiuojam 45 minutės, likę buvo, mano vyras sustoja čia prie šono, sako, pliam, kaip pavargau, sako, užmerkiam akytas. Tai va, pamiegojom biškutį ir važiuojam toliau. Na ką, gražiai. Žiūrėjo prognozę lietus iki 5 valandėlės. Labai fainai. Dabar yra va, kiek šitų valandų. Po 10:02, nu davo kokias va 7 valandas lis. Varom. Labą dieną, sveiki atvykę į Briugės. Čia Wander. Mes eisim per gatvę. Biškelyje. Mama, tavo skėtis gelbėjo mumis nuo blogo oro. Labai gerai. Tai va, vaikščiosim gatvelėm ir matysit daug mažų klipukų.
Buvom. Atsisėdam pavalgyti. Mano vyras. Labas. Renkamės valgyti, atsigersim kažkuo tai. Jėzau, taip, kiek yra rinktis viską. Nežinau, ką rinktis. Taigi, išsirinkome aš valgau su vyšniom. Mano vyras valgo su Murata. Ir pomidorius. Geriam karštą šokoladą. Ir kavytę. Ir čia vyras filmuoja vaflius ir labai džiaugiasi. Gražu? Gražu. Skanaus mums ačiū. Nepatiko visai, žiūrėk. Aišku, kad patiko, žiauriai skanu. Mažyti good. Paliekam Briugė lietutį ir važiuojam į Gentą. Visą gerą. Labą dieną ir sveiki atvykę į Gentą, kur mus labai gražiai pasitinka lietutis. Mums liko tipo čia dabar 2 minučių, 5 minutės, tai gal važiuosim iki centriuko. Nukom daryt su to lietumi. Kažkuosim kur pavalgyti pietukų. Visi praalkom. Pasižvalgykite į labai giedrą dangų. Daugiabučius. Ieškom kur pavalgyti ir susitiksim kur nors Jugo restorane arba centriuke. Einam čiučiuką. Viskas uždaryta. Pasirodo, čia kaip Ispanijoje. Siesta irgi yra. 2 valandą užsidaro. Ir atsidaro tik 5. Ieškosim, kas atidaryta. Einam toliau. Čia gražiai visai. Čia tiek turistų nebėra. Valgysim, užsisakėme moliuskų. Man dar valgys savo mėsytę. Laimingas visas va. Čia mano. Skanu. Mes pamiršom pasakyti. Maistas buvo labai geras. O dabar mes susikrovėm manatkes. Ir važiuosim į parkingo vietą, kur mes miegosim naktį. Tai būkite pasiruošę mūsų video, kaip mes pasiruošėme naktelį. Miegosim biškį tokioj už miesto vietoj. Tai žiūrėsim, kaip čia mums gausis. Tai susitiksim ten. Pažiūrėkit.
Mūsų lovytė. Langučiai visiškai nieko nesimato. Va, miegosim kaip karaliai. Vidury Belgijos.